sakau, kad kadangi pristatymas yra viešas ir skirtas visiems sistemos vartotojams, kuriems galbūt galėtų būti aktualu, tai susitikimas bus įrašomas. Susitikimu mes pasidalinsim ministerijos YouTube kanale, tai tam, kam netinka sąlygos, tai teks arba išklausyti susitikimo vėliau įrašo. Dažniausiai viešų susitikimo pristatymo metu siūlom kitiems, kas nepristatinė arba nešneka, išsijungti ir kameras ir mikrofonus, tiesiog, kad nefonuot aplinkui. Ir jeigu turit klausimų dėl teisinio reglamentavimo momentų, tai galit arba kilstelėjus ranką per garsiakalbį užduoti tą klausimą pristatymo metu, arba parašyti pokalbio skiltį, nes ir iš dalyvių matau, kad kai kurie yra vedantis apskaitą žmonės, nebūtinai susijęs su tabako filtrų reikalavimais asmenys, tai tiesiog turėkit omeny. Ir turbūt pradėsim. Iš karto pasakau, kad integracinės dalies parodyti mes negalėsim, todėl kad duomenys yra gaudami tiesiogiai iš VMI akcizų sistemos, tai nusprendėm, kad tiems, kas realiai teikiat į akcizų sistemą, pamatysit, kad tie duomenys yra įkritę pas jūs ir galėsit tos duomenys tiesiog pasitikrinti ir pasiteikti. O mes pristatymą orientuosim ant įmonės, kuri nėra akcizų sistemos asmuo ir tiesiog, kad galėtumėm parodyti patį funkcionalumą, kaip jis veikia ir ką jūs ten pildysit. Tie, kurie dalyvavot prototipų pristatymuose, tikrai pamatysit, kad nelabai daug kas skiriasi nuo pačio prototipo, bet tiesiog, kai jau yra ant ko pasimaigyti ir kai ant ko pasižiūrėti, tai kartais gal būna paprasčiau pamatyti, ar ne, tuos visus niuansus. Tai prisijungus prie Gapaiso tabako modulį, jeigu registruojatės, tai rasit gamintojų importuotojų savade, GI registraciją, pasispaudžiam daugiau ir tada yra tabako filtrų. Tikrai žinau, kad vis būdavo klausimų, kodėl šitoje vietoje ne taip kaip įprastai, tai tik tai primenu, kad šitas modulis yra padarytas visiškai kitom technologijom, naujesnėm negu senasis Gapaisas ir kaip ir atskiras jo gabaliukas, tai yra mūsų pirminis pasibandymas į ateitį, tai todėl jis yra ten, o ne kartu su visais. Jeigu jūs esate tabako filtrų arba filtrų skirtų naudoti kartu su tabako gaminiais gamintojas arba importuotojas, spaudžiate registruotis, matysit informaciją, ką pagal bendrą sutarimą laikome tiekimu į vidaus rinką ir jeigu šito patikslinimo netitinkat, tai tada spaudžiat ne ir registracijos netęsat, bet jeigu atitinkat, spaudžiam taip ir tęsiam toliau. Užpildom ryšio duomenis aktualius ir galiausiai pasirenkam, kur turėtumėm užregistruoti. Tai testinėje aplinkoje mes tiesiog turim šiek tiek daugiau pasitestavimų pasidarytų klasifikatorių, jūs gamybinėje aplinkoje matysit tik tai tabako gaminius su filtrais ir jiems priklausančius gaminius ir filtrus skirtus naudoti kartu su tabako gaminiais. Tai pasirenkam tos srautus, kuriuos mes norim registruoti, tai renkamės tik tai tiek, kiek iš tikrųjų atitinkam. Jeigu, sakykime, cigarilių neturim, tai cigarilių ir nežymim. Pasirenkam, nuo kada tą konkretų srautą pradėjom tiekti į vidaus rinką, tai jeigu tik tai nuo šių metų vasario 1 dienos, tai tada tik nuo šių metų, jeigu tai yra kažkada iš ankstesnio laikotarpio, tai yra būtent kada pats faktinis tiekimas buvo pradėtas vykdyti, sakykime, kai dar pareigų nebuvo. Kai dar pareigų nebuvo, tai tuomet vedam tą tikrąją datą. Pasižymim veiklos būdus, ką darom, ar prekiaujam Lietuvos vidaus rinkai, tai yra perleidimas kitam asmeniui vykdomas, išvežam iš vidaus rinkos per trečiuosius asmenis arba išvežam iš vidaus rinkos patys. Kiekvienam srautui realiai susižymim tą pačią informaciją taip, kaip priklauso. Individualiai, kaip ir buvom tarėsi, užsipildys data automatiškai, priklausomai nuo to, kada, jeigu jūs pradėjote tiekti gaminius anksčiau, negu atsirado pareigos gamintojams, importuotojams, tai tada data bus ta, kada atsirado pareiga ir automatiškai užsipildys, o jeigu vėliau, tai tada užsipildys ta data, kokią čia pasižymėsit po pareigų vykdymą. Tai pavyzdžiui, prekyba vidaus rinka ir matot automatiškai. Tai realiai atliekam registraciją, supildom visą informaciją, kaip aš mėgstu sakyti, tiek, kiek iš tikrųjų reikia, nedaugiau, pildom tik tai tiek, kiek iš tikrųjų turi. Spaudžiam toliau.
klasifikatorius. Gerai, turėjau. Taip. Nepažymėjau varnelis. Tai sistema irgi informuos, kad kažko trūksta. Matysit papildomai pakartotinai visą jūsų registracijos informaciją, tiek ryšio duomenis, tiek registracijos datą ir viską, ką užregistravot. Spaudžiam sutinku, patvirtinam, kad duomenys yra teisingi ir jūs jau būsit užregistruoti tabako filtrų gaminių sąvade gamintojų importuotojų. Ir tuomet vėlgi tos pačios alternatyvos, kurias mes ir aptariam, galima koreguoti registracijos duomenis, tai patikslinam ar ne per visus srautus, turėsim nurodyti koregavimo priežastį, pasitikslinti kažką, ką norėjome patikslinti, sutinkam, patvirtinam ir gaunam informaciją, kad nieko nepakeitėm, tai galim grįžti žingsniu atgal ir pridėti vieną naują veiksmą. Taip, tai koregavim, atlikom kažkokias ar ne korekcijas, galim pasižiūrėti, ką atlikom, matysit būsenų istoriją ir matysit, kokie veiksmai buvo padaryti kiekvieno žingsnio metu, tai yra kiekvienos korekcijos, tai čia yra pirminė registracija, kas matėsi, ir tada naujas srautas, ar ne, tai yra kas buvo pakoreguota. Tai konkrečiai matysit, kas tuo metu buvo pridėta prie tuo metu prieš tai buvusios registracijos. Tai yra atsirado nauja reikšmė, ar buvo kažkokia kita prieš tai, tai matysit iš to, kas buvo, į tai, kas pasidarė visą informaciją. Taip pat esam numatę funkcionalumą susistabdyti veiklą tam tikrą laikinai. Pavyzdžiui, žinom, kad kituose srautuose tai yra būdinga ir kadangi orientuojamės bendrai į visus srautus, tai jeigu nutiktų taip, kad, nežinau, nuspręstumėt nebeimportuoti kažkokį tai laikotarpį tabako filtrų arba filtrų skirtų naudoti kartu su tabako gaminiais, tai galėsit susistabdyti veiklą, nusirodyti datas nuo kada iki kada, susistabdyti. Ir tada nuspręsti, ar automatiškai grįžti prie apskaitos ir registracijos duomenų, ar patys rankiniu būdu. Tai turėkit omeny, kad tokia galimybė yra. Kai atliekam registraciją, turim visą informaciją užsiregistravę, galim pradėti kurti ataskaitą. Ir ataskaitoms kurti jūs turėsit du laikotarpius, tai yra už 23-osius ir dabar už 24-osius. Pagal teisinį reglamentavimą, kuris kažkada jau turėtų irgi būti paskelbtas ir patvirtintas, tai ataskaitiniai laikotarpiai yra už 23 metus, kaip ir buvom susitarę, už praėjusius metus. Teikiame einamaisiais metais, atsiskaitom už praėjusiuosius metus. Terminus matysit vėliau ir teisės akte. Tai realiai dabar 24-aisiais jums reikės pateikti duomenis už 23 metus. Kadangi mano registracija buvo nuo 24, tai aš galiu pateikti tik už 24. Bet tai iš principo įtakos neturi, nes informacija bus ta pati tiek 23, tiek 24 metų. Kaip ir buvom susitarę, turim filtro vieneto svorį ir įvedus kiekį tiems, kieno duomenys yra VMI akcizų sistemoje, tai čia bus perkelti duomenys iš akcizų sistemos. Atkreipsiu tik tai dėmesį, kad VMI vis dėlto nedaro skaidimo pagal tai, kas yra importuojama į Lietuvos vidaus rinką ir į tai, kas yra pagaminta Lietuvos rinkoje. Tai mes gaunam duomenis bendrus, bendro kiekio ir pagal nutylėjimą juos priskiriam prie importuotą, nebent jūs pasakytumėt, kad didžioji dauguma jūsų vis dėlto gaminat Lietuvoje. Tai mes dabar kol kas esam apsisprendę perkelti dėmenis ir skaičius prie importuotą, kad tai yra išvežta ir patiekta vidaus rinką. Ir taip užpildom visą mums aktualią informaciją. Jeigu, sakykime, kažkokio tai gaminio neturėjom, tai tų duomenų galim ir nenurodyti, galbūt tą ketvirtį ar ten per tuos metus kažko nepardavėt, bet manau, kad tokių atvejų turbūt būtų mažai. Ir vėlgi viskas priklausys, jeigu kažkokios dalies nematot, pavyzdžiui, nematot išvežimo iš vidaus rinkos per trečiosius asmenis arba išvežimo iš vidaus rinkos pačių vykdomo eksporto, tai šita dalis ir apskaitos dalis tiesiogiai siejasi su gamintojų importuotojų registracija, tai yra tuo pirmuoju žingsniu, nes kiek ten užregistruosit, tiek čia žingsnių matysit. Tai
jeigu, sakykime, prie išvežimo iš vidaus rinkos per trečiosius asmenys trūksta kažkokio tai gaminio, tai prie to gaminio, vadinasi, jūs nesat pažymėję varnelės, kad vykdot eksportą per trečiosius asmenys. Tai turėkit šitą omeny. Realiai toks pat principas yra ir visuose kituose gaminiuose. Tai sistema jūsų nurodytą kiekį pasidaugina iš filtriuko svorio, kurį mes esam sutarę iš anksčiau, ir pateikiam visą atitinkamą informaciją. Gausit bendrai peržiūrai bendrą duomenų ataskaitą, apie ką pateikėt, prie kokių srautų ir kokiems gaminiams. Jeigu viskas tvarkoj, tai spaudžiam pateikti ir jūsų ataskaita, sakykime, ar už 23 ar už 24 bus pateikta. Ta ataskaita jūs galėsit pateiktą persižiūrėti, matyti jos būsenų istoriją, kas buvo padaryta ir pakoreguoti tos ataskaitos duomenis. Pavyzdžiui, vis dėlto buvom praleidę kaitinamąjį tabaką ir įrašom, kad kaitinamojo tabako vis dėlto pas mus yra gaminių, tai yra filtriukų, kurie atkeliauja kartu prie tai kaitinamojo tabako. Nieko kito nesikeičia, pasižiūriu, ar tikrai viską vėl užpildžiau, jeigu viskas tvarkoj, spaudžiu pateikti. Vėlgi galiu peržiūrėti ir būsenų istorijoje jūs vėlgi matysit, kad buvo duomenų koregavimas kažkoks tai. Ir jeigu čia yra pirminė ataskaita, kas buvo pateikta, tai duomenų koregavimą vėlgi matysit, kas prie ko buvo naujai įrašyta. Tai buvo naujas tipas, prie naujo tipo parašyta kaitinamasis tabakas ir įvestos atitinkamos reikšmės. Matysit, koks asmuo, kada tą žingsnį padarė. Ir dar, jeigu nutrauksit veiklą vėlgi, ar ne, tai tuomet turėtumėt išsiregistruoti. Dabar tik tai palaukit, reikia pasižiūrėti, kur tai koregavimo priežastis. Dabar galvoju, Gerdos mes turim. Pasimečiau pati. Reikia prisiminti, dabar jau nebeatsimenu. Bet realiai, jeigu netyčia taip nutiktų, kad jūs turit nutraukti savo veiklą ir nebeprekiausit tais gaminiais, tai bus ir galimybė išsiregistruoti iš gamintojų importuotojų sąvadų. Tai reiškia, bus nesustabdyti veiklą, o išsiregistruoti pilnai iš sistemos ir joje nebedalyvauti. Tai toks tas pristatymas, jis nėra šiaip ilgas, nes daugybę kartų mes jau dėl prototipų ir dėl visko buvom susitikę. Tai dabar galim turbūt pereiti prie klausimų dalies, jei tokių klausimų yra. Tyla. Žinau, kad gal arba, nežinau, gal neteisingai būsiu informuota, bet Saulė, o mes patys neturim kažkokių tai klausimų? Taip, turim pastebėjimą, papildomą prie to, ką rodė Giedrė, kad kai sukrenta VMI duomenis, gamintojų importuotojai yra išsakę poreikį tikslinti skaičių, ne visada bus toks pats skaičius, koks iš VMI krito, aktualus dėl plastikinių filtrų. Tai norim paprašyti, siūlom, kad būtų reikalinga nurodyti priežastį, dėl kurios tikslinat skaičių. Ir apie tą priežastį tada įrašytumėm, poreikį ją nurodyti įrašytumėm ir teisės akte. Laukelis iššoktų tik tuo atveju, kai sistema matytų, kad pakeitėt duomenį tą, kuris įkrito iš VMI, ir tik tai prašytų nurodyti priežastį, o teisės akte rašytumėm, kad nurodykit arba medžiagą, dėl kurios jūs sakot, kad dalis jūsų filtrų yra ne iš plastiko, jeigu tai naujoviški filtrai, arba jeigu tai būtų kokia kita priežastis, tai nurodytumėt tą kitą priežastį. Tai tiesiog šitas dabar nebuvo parodyta, nes nėra VMI duomenų sukritimas rodomas, tai norim akcentuoti, kad bus dar toks šalia laukelis, šalia to, ką matėt. Ir ar visiems tinka? Ar parodyt maždaug kurioje vietoje, aišku, VMI, kaip sakėm, duomenų negalim rodyti, bet vis tiek ten forma ta pati.
galiu parodyti, viskas tvarkoj, ne per... Realiai toj vietoj, sakykim, dabar ar ne koreguosim duomenis, čia, kur įkrenta jūsų duomenis iš VMI, šalia dar atsirastų papildomas laukas, kur būtų duomenų koregavimo priežastis. Tai yra, kodėl jūs patikslinat tuos duomenis, kurie įkrito iš VMI. Tik ta priežastis atsirastų Duomenų teikimo metu. teikiant pačią ataskaitą, teikiant, tada jau klaustų. Paskutinio žingsnio, jo, paskutiniam žingsnį, čia kai turit peržiūrą ir būtų pateikimas, jo nėra realiai, bet jeigu jūs pakoreguojat, sistema tikrintų, ar įvyko korekcija ir jeigu įvyko korekcija, turėtų išlystas papildomas laukas. Gal taip reiktų pasakyti. Tai dabar norim pasitikrinti, ar nėra prieštaraujančių tokiam prie viso to, kas parodyta lauko pildymui, tais atvejais, kaip pakoreguoja duomenis. Galvojam, kad netgi tas lauko pildymas galbūt atkreiptų dėmesį, jeigu netyčia pasikoregavo duomenis, gali ir taip atsitikti, kad tikritė VMI duomenis pasispaudė rodiklytės ir pasikoregavo netyčia. Tai tas priežasties perklausimas to pačiu būtų ir jums dėmesio atkreipimas, kad įvyko tas korekcija. Tai kol jūs svarstot, aš dar tada parodysiu kitą dalyką, kurį gal reikėtų užakcentuoti. Tiesiog, jau grįžtam į pagrindinį Gapaiso langą. Čia kalbėjau apie registraciją ir iš registracijos formos aš jums parodžiau visą prieimą prie ataskaitų ir duomenų teikimo, bet realiai, kai atliksit registraciją, jums nebūtina keliauti per registracijos langą ir eiti į daugiau. Kai jau prisiregistravus ateityje toliau teiksite savo ataskaitas, tai tada turėtumėt keliauti per gamintojų importuotojų apskaitos dalį ir čia bus vėlgi tabako gaminių filtrų apskaita ir būsit nukreipti būtent į apskaitos langą. Tai tiesiog, kad iš registracijos jūs busit iš gamintojų importuotojų registracijos to senojo portalo Gapaiso arba įprastojo portalo, jūs nukeliaujat į registraciją, o iš apskaitos dalies galite pasiekti tiesiog ir apskaitos dalį. Tai vat dar toks momentas. Nebūtina visą laiką eiti per registraciją. Kadangi, nežinau, negirdim kažkokių labai didelių atsakymų ir pastabų ar pagalvojimų dėl Saulės užduoto klausimo, tai aš manau, kad jeigu kažkam kiltų kažkokių minčių dėl to pastabų lauko ar papildomo patikslinimo, kodėl tie duomenys buvo pakoreguoti, tai turbūt standartiškai tiesiog brūkštelkit Saulei laišką tada tą tokią bendrą nuomonę, kaip visą laiką darydavom. Kad mums tiesiog būtų aiškiau iki galo, o kalbant apie degimą, tai šiaip dabar jau pasakysiu, sekit Gapaiso naujienas, nes būsit jau šitos sistemos nariais ir dalyviais, tai sekit Gapaiso naujienas, ten tikrai informuosim ir pranešim, kada vis dėlto jau yra sudiegtas šitas funkcionalumas. Aišku, kadangi jūsų apskritai apimtis nėra didelė, tai manau, kad galim pasiplanuoti, jog po diegimo mes dar bendrai irgi jums parašysim laišką, kad jau nuo šiandien tikrai galit registruotis, jungtis į sistemą ir patys teikti informaciją. Nežinau, Saulė, šiaip dėl datų kažką dar nori pridėti, kad turbūt žinotų, kada pateikti. Dėl datų čia irgi dar atviras klausimas, nes mūsų neriboja kokios ES ataskaitos ar reikalavimai. Būtent duomenims susirinkti, kaip jau minėjo kolegos, 23 metai yra tie pirmi ataskaitiniai metai, už kuriuos ir atsiskaitinėsit šiemet. Metinius duomenis suvesit, bet teisės akte turėsim nurodyti, iki kada reikia suvesti. Teisės aktą teiksim derinti, tai iš tikrųjų tą datą dar bus galima ir pastumti. Nebent dabar turit
indikacijų, kiek maždaug laiko nuo sistemos paleidimo manot, kad jums reikėtų palikti duomenų suvedimui? Pirmiausia, reikės registruotis. Čia, kaip matėt, labai elementarų žingsniai registracijos, bet, nežinau, gal vis tiek mėnesį kokį galim palikti nuo tada, kai pasileidžia modulis į gamybinę. Bent mėnesį, aš galvoju, palikti. Terminą nustatyti po mėnesio ir tada ataskaitų pateikimui turbūt dar po mėnesio, jeigu tinka tokia vizija. Tai čia maždaug būtų, tarkim, suapvalinu, kad kovą paleidžiam į sistemą, balandį terminas registruotis, gegužę terminas pateikti ataskaitą. Pavyzdžiui. Arba gali būti balandžio pabaiga registruotis, gegužės pabaiga pateikti ataskaitą. Tai jeigu kas matot tokioj vizijoje trūkumų, tai pasisakykit arba parašykit laišką, kaip ir dėl to laukelio. Ir dėl terminų dar bus, dėl terminų dar bus laiko reaguoti irgi, kai teisės aktą derinsim, bet aišku, būtų gerai iš anksto susiderinti, kad jau teisės akto derinimas praeitų sklandžiai ir greitai. Matyt, būtų gerai per savaitę gauti kažkokį grįžtamąjį ryšį, ypač jeigu jisai svarbus, įtakos kokius nors pokyčius. Tai ten, sakykime, iki kovo kas ten 8, ne kitos savaitės pabaiga. Tai matyt būtų, po to vis tiek užsimerš viskas visiems. Tai per savaitę, jeigu kažkokių dar bus atsiliepimų, tai praneškit. Jeigu ne, tai matyt, taip judėsim, kaip Saulė pasakė. Kovą sudėksim, reiškia, į gamybinę, jūs tada komunikuosim iš karto, jūs tada galėsit suvedinėti, registruoti, suvedinėti, pateikinėti. Turėsit matyti ten virš mėnesio laiko tam. Ir kaip matėte, čia nedaug tų veiksmų yra, tai nebus matyti iššūkis. Ar dar kokių nors pastebėjimų, klausimų? Jeigu nematyti, čia ir baigsim, ne?